Taip, lygu. Kodėl prezidento rinkimai nustelbė savivaldybių rinkimus? Stebisi inžinierius atomininkas ir rašytojas Kazys Almenas. Prieš 10-metį iš Jungtinių valstijų persikėlęs gyventi į Lietuvą. Jis sulygino Lietuvos ir Jungtinių valstijų rinkimų kampanijas. Prezidentą jo veiklą nušviestelė. Jonai, ar visai nebeturi ką veikti, kad iš trobos neišleidė? Kur čia trankais kaip į užpakalį kirta? Taigi Butkus aviną nusipirko. Kam jums avinas, jeigu avių neturi? Nu apie ką aš ir kalbu? Eik paklaus, va. Butkus dar tik keliuku vedas. Nežinau, nes nieko panašaus. Ir tai Vilnius, nieko panašaus, naujienų žiniasklaidoje. Nu. Tačiau kitas Einių neduos ramiai gyventi. Karosas dėstė... Aš kaimyną turiu. Jeigu... Nu, tai ką tu manai, kad aš turiu nešti? Parodyk, Petrai, ką čia tokį parsiveidė? Gerą akį turiu, Jonai, gyvuliams pirkti. Tik tu pažiūrėk, kokį gražuolį. Pačiam smagu. Nu, avinas kaip avinas. Tai jau nesakyk. Jeigu neišmanai, tai geriau patylėk. Nu, tai kam tau avinas, jeigu avių neturi? Kad man avių ir nereikia. Kaip tu nereikia? Negi tik tam pirkai, kad per žiemą dyką šertum? Taigi, kad nešersiu. Tai tu jį kalėdom skersi. Ar pasiutai, Jonai, šitokį gražuolį kalėdoms. Mano šeima nedidelė. Man ir triušio užtenka. Nu, tai, žinai, mano protas nebeneš. Tai tada pasigirk kam. Pasigirčiau, Jonai, bet kad tu netoks žmogus kaip aš. Koks netoks? Koks tarp mūsų skirtumas? Greitai užsiplieski, pavydėtimi. Nu, jeigu ko ir pavydėčiau, bet ne šito avino. Ar aš sakau, kad avino? O ko? Kaip ko? Čia, matai, didelė politika, tu vis tiek nesuprasi. A tu pirmą paaiškink, o paskui spręsk. Suprasiu, nesuprasiu. Šitą aviną aš naujam prezidentui per iškilmes dovanosiu. Palauk, tai čia, Petrai, rimtai, ar tu čia juokauji? Juokavo tas, kas arklį žadėjo padovanoti. O aš pažadais nesimėtau. Nusprendžiau padovanoti, vadinasi padovanosiu. Palauk, Petrai, tai kur arklys, o kur avinas? Geriau žvirblis rankoj, negu varna danguj. Avinas irgi gyvulys. Tik va reikės išprausti, sušukuoti, iškvepinti ir bus kaip tik. Tu palauk, taigi rinkimai dar nesibaig, dar neaišku, kurį išrinks. Tai tau neaišku, o man viskas aišku. Eime, jaunolė. Čia. Tu kur lipi ant kojos? Palauk, Petrai, tu man dar vieną dalyką pasakyk. Greičiau klausk. Bijau, kad kokios nors ligos negautų. Nors ir sniego nėra, bet vis tiek gruodis. Jei tu padovanosi. O tau kokia iš to nauda? Kaip kokia nauda? Argi aš nesakiau, kad tu politikoje nesusigaudai? Nu tai ko tu vis laikai krūmus lendi?
Tai tu man viską ir paaiškink, jeigu aš ko nesuprantu. Tamsus tu žmogus, Jonai. Tai kur tu buvai, kai Bušas buvo atvažiavęs? Kai pakvietė į NATO? O gal tu yra apie Europos Sąjungą nesi nieko girdėjęs? Kaip, negirdėjau, ką? Pakvietė? Nu šitą girdėjau, negi manai, kad tu tik vienas. Tai jeigu girdėjai, tai ir galvok. Ką galvoti? O tu įsivaizduok. Vyksta didžiulė šventė. Kariuomenė išrikiuota. Diplomatai, svečiai, visos televizijos filmuoja. Ir kas tau šautų į galvą pamačius tokį aviną? Kad mes, lietuviai, kaimiečiai, ne šiaip savo ten kokie avinai. Kad su mumis reikia, kaip su lygiais kalbėti. Štai tau ir visa politika. Žiūrėk, Petrai, kad tavo avinas neapsišiktų, kai patrankos pradėjo šaudyti. Priderk saikštę. A ką tu veiksi su visa savo politika? A? O tu nesijaudink, tavęs ten nebus. Tai ką sužinojai? Tai kalbėk, o nekalbėk. Gudros būtų. Na, šiandien pirmą dieną sužinojai. Kitą kartą pasišneki žmogus kaip žmogus. A kitą tik tokių velnių priėdės. Atsitiko kas? Tai sakysi ar nesakysi? Nebuvo O, reikalas. nebuvo. Tai gal Butkus kastruotą aviną nusipirko? Kur Bočelis? Su Valiuse eglę puošė. Klausyk, aš tavęs rimtai klausiu. Susipykot? Sakysi ar nesakysi? Elektrinės lemputės tai tik tai vaizdą gadina ir kvapo neturi, o žvakutė tai ir gyvastį duoda, ir šilumėlę skleidžia. Ir vienas, ir kitas pakabinsim. Kurias norėsim, tas ir deginsim. O! Tai jau puošitės. Daug aš noriu su tavim pasikalbėti. Ar man jau negalima klausytis? Aš galiu šiaip. Niekur neik. Mūsų su Valiuse neturim vienas kitam paslapčių. Neturit? Tai neturit. Tai. Paskolink man 300 litų. Ko? 300 litų? 300 litų, tai iš kurgi aš tau juos paimsiu? Valiusi, išeik. Išeik, tau nereikia klausytis šitų dalykų. Juk sakai, kad galiu pasilikti. Maža ką aš sakiau ir tu man labai dažnai sakydavai, kad pagimdysi pronukėlį, pagimdysi, o kas iš to? Kaip galima tokius dalykus lyginti, Bočelį? Nu, matai, ką tu padarei? Atėjai ir sunervinai abu. Ir mane, ir Valiusytę. Nieko aš nenervinau. Aš tik pinigų paprašiau paskolinti. Tai gali nesunervinti pinigų prašydamas. Nu gerai. Paskolinsi ar nepaskolinsi? Palauk. Čia reikia rimtai pagalvoti. Girdėjai per radiją šnekant, kad našliams pašalpas nuims. Dar tik šnekos. Ką žinai, išdrįs tai padaryti? 10 metų kas mėnesį 122 litus duodavo, dabar špyga, šią tau panosien. Nu, jeigu paskaičiuok, jeigu dar aš 10 metų gyvensiu, tai kokį nuostolį turėsiu? Nu, ne tau vienam. Ir Zeniukui Paulauskui, ir Sitkūnui iš Vilkiškių. Nu, čia tausiai. Zeniukui.
Kiek metų man ir kiek tam Zeniukui. Aš jam tai net būčiau ir nepradėjęs mokėti šitos pašalpos. Tegul apsiveda kokią moteriškaitę ir gyvena, bet ne. Jam matai geriau pinigus gauti ir būti nevedus. Jisai tai gudrus tas Zeniukas. Jisai matai ir pinigus gauna, ir žmonos nereikia maitinti. Tai tu dievuk neįmanoma. Nu, nesakyk, kad neturi iš pensijos susitaupęs. O jūdu kokį tai su Birute taip nusigyvenot? 300 nebesusilasiojat. Nereikia laidyti pinigų, kur nereikia. Mes turėtai turim. Bet aš nenoriu Birutės prašyti. Nu, nenori. Apie kamgi tu jai visus pinigus atiduodi? Kamgi atiduodi? Ateini lašeliai tik tai išgėręs ir bumt ant stalo visus pinigus. Žmonai reikia pinigus duoti tik tai blaiviam. Tada nereikės kitą dieną gailėtis. Nusibodo man tos tavo filosofijos. Aš neturiu laiko, kada jų klausytis. O, klausyt nenori, o pinigų prašai. A, gerai. Duosiu 200, o likusius tai paprašyk iš Valiusės. Vakar jai paskolinau 200 litų. Ačiū Dievui. Gerai. Aš ir žiūriu Dapkus, kad bėga, kad skuta. Galvoju, kogi tu taip lieki tenai. Paskui matau, kad tu su Avinu sugrįžti. Dapkus, tau nebėgs. Ar bent pasakė, kad patinka, kad gražus? Pasakysis tau. Taip nieko ir nepasakė. Ne tai, kad nieko. Aš manau, Anut, kad įvedant Avinų į prezidentūrą, reikės jo porą parų nešerti. Tai ir tau galvoj negerai. Tik kaip jis atrodys 2 paras neėdęs? Tai paskui jums bliauti, kaip tai jam gerklį užkiši. Tai gal tu su kibirėliu prie uodegos stovėsi? Tu įsivaizduok, aikštė išblizginta, išvalyta, ponai su ponėmis, o mūsų Avinas jiems prie kojų dergs. Tu šito nori? Taigi gyvulys, Petrai. Tai kas nedurnas supras? Eigi, vienas supras, o 5 ne. Na jau. Negi iš 6 5 durni. Nu, reikės pašnekėti su veterinorium Zeniuku. Gal jis turi kokių nors vitaminų, kad skrandis būtų tuščias, o alkio nejaustų. O tu pagalvojai, kiek tas gali kainuoti? Kiek kainuos, tiek kainuos, kad į kokių kvotų neįvestų. Aleksai, baig valgyti, reikia iškūrensi pirtį. Taigi, kad vakar kūrenom. Aviną maudysim, o paskui pirtį ir paliksim. O ką, jam tvartė blogai? Kad mėšlo kvapo neprisigertų. Kiekvieną dieną tai nemaudysi. Reiks Dapkų paprašyti, kad kai visiškai išdurnėsim, bent į durnų namus išvežtų. Tu skaityki su žodžiais. Motin, tu jam pasakyk. Aleksai, iš tikrųjų. Na pagailėk tu tėvo. Tu pat įsivaizduok, kaip jis atrodys prezidentūroj. Su mėšlinu dvokiančiu Avinu. Suprašė ten tą Aviną tempti. Gerai, jeigu tokių kaip mūsų tėvas neatsiras. O jeigu koks 100, kas su paršeliu, kas su Avinu, kas su vištom ar kalakutais. Ir visi iš didelės meilės prezidentui. Ką tuomet žmogui reikės daryti? Atsakykit. Ko tylit? Aš jūsų klausiu. To, kur nereikia, nesakišk. Prezidentas ne vienas ateina, o su visa komanda. Ir ten bus kam pasirūpinti. Elgitės kaip išmanot. Pirtę aš iškūrensiu, bet Avino tai tikrai neprausiu. Niekas ir neprašo. Aš tik mąstau, kaip reikės tą Aviną išprausti? Ar su ūkišku muilu? Ar geriau su skalbimo milteliais? Ką čia paistai? Kokiais skalbimo milteliais? Kokiu ūkišku muilu? Šampūnu ir nieko kitu. Tai jau kiek to šampūno reikės? Jėzau, Jėzau.
Garbė žodis, bočelį. Taip prisimardinai, kad visoje troboje nebėra ko kvėpuoti. Nu, pakentėk, Valiusy, pakentėk, negi besdalas. Dar 2 lempas prilituosi ir galėsim įsivedinti. Kam tau tas senas trankas reikalingas? Iš kur tu ir ištrauksi? Ant aukšto radau. O kad senas, tai dar nereiškia, kad trantas. Aš irgi senas, Valiusy, bet proto turiu daugiau negu jūs kartu sudėjus. O, nelygink daiktą su žmogum, bočelį. Mano Panasonikas geriausiai veikia, gali klausyti, kiek tik širdis. Ei, tas tavo Panasonikas tai kaip negyvas daiktas. Dabar gali klausytis ir Amerikos, gali klausytis Rusijos, gali klausytis Lietuvos. Jokio traškesio, jokio lūžesio, vien tik taip pliki žodžiai. Melas ir apgaulė. Argi nuo radio aparato visi tai priklauso bočelį. Matai, viskas, Valiusy, priklauso, kaip prilituosi lempos kojelės. Prilituosi taip, galėsi klausytis patefono muzikos ir jokios apgaulės, jokio melo. O prilituosi kitaip, tada tik tai klausysies radio ir pasipils melas ir apgaulė kaip srutos iš tvarto. Oi, dėdelė, jau visai iš proto išsikraustė! Jezus Marija! Bočelį! Jėzau, kas čia daros, be nedegam? Mama, viskas gerai, nieko neatsitiko, bočelis netyčia lituodamas radė ne tą lempos kojelę prilitavo. Dieve, kada mes pradėsim gyventi kaip visi normalūs žmonės? Niekada. Sudegė viskas ir radijas sudegė, pinigai sudegė, visas gyvenimas sudegė. Uždaryk duris, kad tas marvė į kitus kambarius neprieitų, kur tėvas. Nežinau, kažkur išvažiavo. Nu kaip išvažiavo, jeigu mašina kieme stovi? Tai gal su dviračiu. Matyt, kažkur netoli. Nu, gerai. Pasaulio pabaiga. Plius. Petrai! Petrai! Eik greičiau, Kiemanku, tu čia murksai troboj. Pažiūrėk, kas darosi. Ko jau aš ten nematęs? Petrai! Petrai, Dabkus ožį parsiveda. Kokį ožį? Ar tu kurčias, kad negirdi, sakau, Dabkus ožį parsiveda? Kam jam ožys jau ožkų nelaiko? Taigi nueik ir paklausi. Negi bus kažkas sumanęs. Dabkus gal nebus sumanęs. Jau netoli, einam. Kur taip skubėjo? Kad tave kur? Kur gavai tą velnę? Ne velnės, Petrai. Ožys. Ar ne tas pats velnės ar ožys? O kur tu matei? Baltą velnę. Aš sodžiais išteps ir bus juodas. O tu savo aviną nukirpk ir liks dvasna. O ką man įkirpti? O ko man savo ožį į suodžius kišti? Nepyk, negi juokų nesupranti. Aš irgi tave nepagaliu trenkiau. Bet tai kam tau ožys, jeigu tu ožkų neturi? Ką nors sugalvosim. Aš, Jonai, tave pažįstu. Nesi toks bagotas, kad pirktum ožį nenusprendęs, ką su juo veiksi. O tu, Petrai, irgi nedidelis turčius. Bet aviną pirkai. Aš kitas dalykas, aš aviną prezidentui dovanosiu. O ką tu žinai? Gal ir aš prezidentui dovanosiu. Ožį. Ožį. Žmonės prajuokins, Jonai.
Dar nežinia, kad ras daugiau. Tu galva pagalvok. Kur avinas, o kur ožys? Teisingai. Nėra ko lyginti. Ožys turi tvirtą charakterį. O avinas? Avinas ir yra avinas. Palauk, tai tu nori pasakyti, kad mūsų prezidentas turi būti užsispyręs kaip ožys? O tu? Noriu pasakyti, kad mūsų prezidentas turi būti kvailas kaip tavo avinas. Šitiek metų kaiminystėje išgyvenom. Na, man jau šįmet, tai jau per šventas kalėdas susėsim, kaip žmonės, pasidžiaugsim. Gal ir mūsų Aleksas su jūsų valiuose būtų. O dabar, Jonai, tu man kaip žmogus ranką ant širdies pridėjęs pasakyk, ir kam tu pirkai tą ožį? O kam tu pirkai tą aviną? Ale, matai, kaip nepatiko. Ką jie daro, tai gerai, o ką mes darom, tai jau blogai. Bočelį kas tau? Nebevalgysiu. Jau aš geriau numirsiu badu, bet nevalgysiu. Nekvailiok, tėvai. Valgyk. Nevalgysiu. Kaipgi aš galiu valgyti, jeigu mes net nesugebam prezidento išsirinkti? Jau greit išsirinksim, du beliko. Argi čia prezidentai? O ko jie Kurgi blogi? jūs regėjo tokius prezidentus? Nuo ko jie blogi? Vienas senas, kitas jaunas. Katra žmonėm labiau patiks, tai ir išsirinks. O būtų labai gerai, kad jie abu liktų. O tada visi būtų patenkinti, baigtųsi amžinas tos rietenos. Va taip tai iš tikrųjų būtų geriausia. Vienam butkai dovanoja aviną, o mes kitam ožį. Kiaulystė, nevalgysi, geriau badu numirsi. Kurgi jūs girdėjo, kad Stulginskui, Smetonai ar Griniui kas nors dovanotų ožius ir avinus? O čia, ko tu šūkauji? Kiekviena dovana, jeigu iš širdies yra brangi, man kas dovanotų, arba aviną, arba ožį, aš būčiau labai patenkinta. Liaukitės. Kvailystės kalbėjai. Kaip aš pasakysiu, taip ir bus. Valgyk. Kaip gerai, kad jau greit kalėdos. Man tai patinka nauji metai. Man nauji metai irgi patinka, bet kalėdos labiau. Tau ką, kalėdos nepatinka? Patinka, bet nauji metai labiau. O mes su Bočeliu papuošėme eglutę. Ar tą pačią, kurią tada nukirtot? tą pačią. Mes irgi jau papuošėm. Tikrai? Irgi tą pačią? Sakai, kad nemėgsti puošti. Tai kad daugiau nėra kam. Nesuprantu, kaip galima nemėgti puošti eglutės. Man tai geriau malkas kaldyti. Todėl, Aleksai, kad tu esi vyras. Šalta? Truputį šalta. Man irgi truputį. Tai gal jau nenupirti? Tai kad pas mus negalima. Kodėl? Avinas uždaryti. Tu pas mus irgi negalima. O kodėl pas jūs? Ten dabar ožys uždarytas.